Mielieji katalikai, pasakykit, kad aš neteisus, klystu, galbūt pataisykit, kur ir dėl ko, kokiais argumentais. Pakalbėkim apie tarybinį gyvenimo laikotarpį ir dabartinį. Iš esmės mes gyvenam laikais, kur ekonominis modelis yra svarbiausia. Tada pažiūrėkim iš ekonominio modelio buitinės pusės. Ir padarysiu atskirą video giliau apie tos ekonomikos modelius valstybės mastu, kuo jie skiriasi, kodėl, kur pliusai, kur minusai. Ar pakalbėkime apie paprastą žmogelį. Iš esmės, tarybiniais laikais mes gyvenom pagal pajamas. Taip, niekas nežinojo, kas yra kreditai. O kas vyresni, žiūrit video, parašykit, kas iš jūsų turėjo tarybiniai taupkasiai kreditą. Nu, jie buvo tokie, žinau, kad tokie buvo, bet nepažįstu nei vieno žmogaus, kas turėjo kreditą. Tai buvo galima ten pasiskolinti, ten iš tėtės mamos rūkant, kažkokią perkant mašiną, kokią ten 1000 rublių damokėti, galbūt kažkam reikėjo ten galų mėnesio datraukti algos, kokį nors prisdarė išlaidų ar dar ką nors, bet iš principo nieks nežinojo tokio supratimo, kas yra kreditas. Skola taip, pasiskolinti galėdavo. Būtų labai įdomu pažinti, jeigu kažkas turėjot taupkasiai kreditą ir kaip tai viskas atrodė. Ir mes gyvenom pagal, pajamas. Kai jis tai jūs nieko neturėjot, nežinau. Mes gyvenom 3 kambarių bute. 3 kambarių bute buvo 3 televizoriai. Buvo 2 šaldytuvai. Kai jis kam 2 šaldytuvai, taigi ten nieko parduotuvėse nebuvo. Nu, apie parduotuvų nebuvimą paliksim žuvytėm fantazuoti ir toliau seksualiai, kaip ten ko nebuvo, nes žiūrint, kurį imsim laikotarpį, kai jau buvo greunama Tarybų sąjunga ir kuriama laisva Lietuva, taip, niuansų buvo, bet iki to problemų nebuvo. Šaldytuvos centras buvo paprastam dalykui, kad kai kaime rudenį papjauni kiaulę užaugintą ant bulvyčių, barokų ir grūdų, kad mėsą būtų galima pasilaikyti ilgesniem laikotarpiam. Paprasta, elementari, banali realybė, ką ir dabar siūlau, tie, kas norit ruoštis kolapsui, arba protingiau ir ekonomiškiau gyventi. Turėjau už dviratį, aš netgi turėjau patalpas, kur pats galėjau eksperimentuoti, spragdinti, lituoti ir viską kitą dalyką konstruoti, kai buvau paaugliu. Viskas buvo, nieko net netrūko. A kaip dabar jūs gyvenat? Jūs dabar gyvenat ne pagal pajamas. Visi norit atrodyti krūtesni negu esat. Reikia krūtesnio telefono, krūtesnės mašinos, krūtesnio namo, sodybos, kažkokių brendinių rūbų. Ir visi gyvenat į kreditus. Kai kas sakys, aš neturiu kredito. Taip, ir aš neturiu kredito, bet aš neku apie modelį. Apie vakarų ekonomikos modelį. Parodykit man bent vieną vokietį, prancūzą, anglą ar amerikietį, kuris neturi jokių kreditų, kreditinių kortelių ir panašiai. Nerasit. Lietuvoje pas mus dar nėra tai baisu kaip Amerikoje, kur būtų ūkiai, kreditai viršė 120%, jų galimybių juos atiduoti ir jau senokai. Lietuvoje ta situacija yra lengva, bet jūs visi gyvenat ne pagal pajamas, jūs visi gyvenat į skolą. Jūs suprantat, kad gyvenimas į skolą turi pabaigą ir ta pabaiga neužilgo. Bet dabar dėl ko jūs taip gyvenat? A dėl to, kad jūs nepasitikit savim. Totalus nepasitikėjimas savim. Kažkodėl tai tarybiniais laikais žmonės pasitikėjo labiau savim, savo ateitim ir savo valstybė. Jiem nereikia rūpintis. Jie turėjo daug laisvo laiko. Darbe atbuvai tas valandas ir po darbo tu laisvas. Mes daugiau gyvai bendravom. Pas mus ne pas visus buvo telefonai, aš nežinau apie mobilius telefonus. Namuose paprasto rageliam ne pas visus buvo. Būdavo bendravimas, savaitgalis visur išvažiavimas, gyvas bendravimas. O jūs kaip dabar gyvenat? Internete, o tik tokie žiūrit, Facebook'e žiūrit mano video, komentaruose su manim bendraujat. O gyvo bendravimo zero. Kas jūs, mes čia su draugais išvažiuojam. Taip, yra kurie išvažiuoja. Kokiam laikui ir kiek? Manau, kad trumpam. Mūsų laikais apie depresiją nieks nieko nežinojo. O dabar 10-12 metų vaikai, depresijos, psichologai, psichoanalitikai, antidepresantai. Čia turbūt nuo gero gyvenimo. Nes sutikit, kad nuo blogo gyvenimo depresijos nebūna. Depresija būna
nuo ko tik tai, kaip jinai, supratot, ką norėjau pasakyti. Jūs visi bandot įrodyti, kad nesat šūdo gabalais. Pagalvokite apie tai. Kodėl jūs gyvenat ne pagal pajamas? Kas jūs tai verčia imti kreditus? Gal dėl to, kad pardavinėja šūdinus daiktus? Gal triminiais laikais nusipirkai ten kokį nors kombainą virtuvinį ir tau užteks visam gyvenimui? Šitą mėsą mala, blenderis plaka, duona mėsą pjausto, ką ten dar reikėdavo. Plaktuvas irgi plaka. A dabar kiek laiko tarnauja jūsų dalykai? Ten buvo paprastas telefonas, pastatysiu visą gyvenimą veiks. Jums reikia naujų telefonų, naujų kamerų, naujų televizorių, ten 4, 5, 8, 27, 5G, 78G. Ir jūs bėgat, lekiat, vargstat, imat kreditus. Ar man pasakykit, kuris gyvenimas paprastesnis, įdomesnis ir labiau vertingesnis? Tame, kur tu gyveni, be didelių rūpesčių, vartoji pagal savo galimybės, bet esi ramus ir gyvai bendrauji su draugais, giminėm. Kur giminių baliai, normalus dalykas kasmet, gal net kelis kartus į metus. O ne kaip dabar kas 5 metus ar 10 metų, ir tai dar tie, kurie organizuoja. Ir jums labiau patinka gyvenimas, kai jūs bėgat, lekiat, bandot visiems įrodyti, kad jūs nesat šūdo gabalai. Tai gal kažką padarykit? Viduj susitvarkykit, pasitikėjimą savim, savivertę pasikelkit. Galbūt save pamilkit. Bus paprasčiau. Nežinai, kaip tai padaryti? Yra projektas Nori pildosi. Tai nėra viena paprasta technika, pati pirmoji, nuo ko visiems ir rekomenduoju, tai yra meilė savo. Kai save pradėsi mylėti, dažniausiai kas yra meilė. A tada jau save labiau vertinsi ir tau nebereikės kitom šūdo krūvom. Įrodinėti, kad tavo šūdo krūva kvepia skaniau, kvepia stipriau, arba didesnė šūdo krūva. Ir tu taip su šypsena žiūrėsi į kitus, kurie bandys tau įrodyti, kad jų šūdo krūva yra šūdinesnė už kitų šūdų krūvas. Bet vėlgi, kiekvienam jūsų pasirinkti. Kas įdomiausia, norit jūs ar nenorit, gyvenimas vis tiek viską stato į savo vėžes. Gyventi ne pagal pajamas, ne pagal išgalę, tu negalim žinai. Galim žinai, jeigu pabaigoj už šitą gestą TikTokas užblokavo mano video, vienu iš naujametinių sveikinimų. Nors buvo keli šimtai tūkstančių peržiūrų. Turėsim, gal ir dabar užblokuos. Facebookas neblokavo. Koks skirtumas? Užblokuos. Ne pirmą ir ne antrą kartą. Taip pat, mėlyje, mano toks nuoširdus, paprastas jums patarimas. Pažiūrėkite savo savivertę. Ir ką nors pakeisi šitą gyvenimą. Arba mano technikų pagalba, kur aš duodu, nes ne mano, aš tik tai duodu, ką man duoda iš viršaus. Arba susiraskit kitas technikas, kad gyvenimas pasidarys lengvesnis. O šito jums dabar labai prisireiks, nes gyvenimas kasdien vis sunkės. Skolos, noras smirdėti daugiau negu kiti smirda, vis didės, o galimybės vis mažės. Kaip jūs tai išgyvensit, nežinau. Bet kokiu atveju, tu esi nuostabus, jokio skirtumo, ar tu įrodai, kad tu daugiau smirdi, ar tu gyveni savo gyvenimą.